Kodėl mes senstame? Čia Džošas iš The Infographic Show ir šiandien mes atsakysime į šį klausimą. Ir tai nėra taip paprasta, kaip gali atrodyti. Nors senėjimas yra universalus reiškinys, jo priežastys vis dar neaiškios. Dabar mokslininkai turi daugiau nei 300 senėjimo teorijų. Pradėkime nuo pagrindų. Ką reiškia senėjimas? Tai keičia beveik viską jūsų prote ir kūne, ne tik noras šaukti ant vaikų kieme. Greičiausiai senstanti jūsų kūno dalis gali nustebinti, nes laikui bėgant dėvisi genetinė medžiaga, audiniai ir ląstelės. Žala kaupiasi, o kūno atstatymas silpnėja laikui bėgant. Kai kamieninės ląstelės išsenka, audiniai dauginasi lėčiau, todėl daugiau mutacijų. Pagrindinė senėjimo priežastis yra telomeros, chromosomų galuose esančios DNR atkarpos, saugančios nuo pažeidimų. Kiekvieną kartą ląsteliai dalyjantis, jos telomeros praranda nuo 30 iki 200 nukleotidų, laikui bėgant šios apsauginės kepurėlės mažėja, o chromosomos tampa pažeidžiamesnės. Galiausiai telomerai taip sutrumpėja, kad ląstelės nebesidalyja, todėl daugėja pažeistų ląstelių ir spartėja senėjimas. Tai lemia dvi pagrindinės priežastys. Pastebėsite, kad žmonės sensta skirtingai ir nevienodų greičių, o priežastys gali būti netikėtos. Taigi akivaizdu, kad bent dalį senėjimo lemia tai, ką darote, kas jūs veikia ir kaip gyvenate savo gyvenimą. Šie veiksniai lemia išorinį senėjimą ir apima daugumą gydytojo rekomendacijų. Vengti rūkymo, per didelio alkoholio vartojimo, streso, blogos, nesubalansuotos mitybos, kupinos nesveiko ir perdirbto maisto, per mažo arba per didelio maisto kiekio, taip pat saulės UV spindulių poveikio. Kalifornijos universiteto San Franciske tyrimas nustatė, kad sveiki įpročiai, mankšta, augalinė mityba, mažas stresas padidina telomerų ilgį apie 10%. Net jūsų gyvenamoji vieta gali paveikti senėjimą. Oro tarša veikia organizmą kenksmingomis medžiagomis, kurios spartina ląstelių senėjimą. Tyrimai nuo Škotijos iki Taivano rodo, kad žmonės reguliariai veikiami teršalų, nuo pramoninių dujų iki gaisrų dūmų, dažnai turi didesnį biologinį nei chronologinį amžių. Vakarų Indijoje oro tarša viena didžiausių pasaulyje. Gyventojai čia greičiau sensta ir rodo ankstyvo senėjimo požymius. Tačiau net jei jūsų oras yra švarus, yra dar vienas paslėptas veiksnys, apie kurį galbūt nežinote. Žmonės gaminantys maistą su anglimi ar biomasės kuru patiria priešlaikinį senėjimą, protinį nuosmukį ir nuo 25 iki 34% didesnę neuropsichiatrinių sutrikimų riziką. Daug kur pasaulyje žmonės sunku priversti rimtai vertinti šias priežastis. Kodėl? Kai kurie žmonės atsisako keisti savo gyvenimo būdą ar siekti aplinkos gerinimo, nes mano, kad senėjimas yra neišvengiamas. Ir tam tikrą prasme jie iš dalies teisūs. Taip yra, nes svarbus senėjimo veiksnys – vidinis senėjimas. Tai susijęs su tuo, kad jūsų ląstelės sensta laikui bėgant ir daugelis mokslininkų mano, kad šis procesas nustatytas nuo gimimo. Dar viena priežastis, dėl kurios galite kaltinti savo tėvus. Mokslininkų teigimu yra vidinis molekulinis laikrodis. Senstant ir ląstelėms dalyjantis, jos pamažu praranda gebėjimą taisyti pažeidimus, tiksliai replikuotis ar apskritai dalytis. Kūno laikrodis lemia, kiek ilgai jūsų ląstelės išliks iki pavojingų signalų. Tačiau tyrimai rodo, kad šis laikrodis gali būti ne visiškai fiksuotas, o kai kurie eksperimentai rodo, kad tam tikrų momentų jį galima sulėtinti. Ekspertai pastebėjo, kad ilgaamžiškumas dažnas šeimose, todėl mokslininkai manė, jog žmogaus gyvenimo trukmę iš dalies lemia genai. Jie atliko tyrimą, kuris parodė, kad šimtamečių, tų, kurie gyveno ilgiau nei 100 metų, seserys pačios turėjo 8 kartus didesnę tikimybę sulaukti 100 metų. Broliai 17 kartų dažniau tapo šimtamečiais nei bendra populiacija, todėl senėjimas turi genetinį komponentą. Grupė mokslininkų iš pradžių apskaičiavo, kad gyvenimo trukmės paveldimumas svyruoja nuo 10 iki 25%. Biofizikas Benas Šenharas su kolegomis nustatė, kad žmogaus paveldimumas siekia 55%, gerokai daugiau nei anksčiau manyta. Kiti tyrimai parodė 40–50% koreliacijas. Kodėl kūnas turi laikrodį? Kai kurie mokslininkai mano, kad atsakymas susijęs su evoliucija ir dauginimusi. Evoliucija palankiai vertina genus, padedančius perduoti juos kitai kartai. Kai užauginai vaikus ir jie gali pasirūpinti savimi, evoliucijai neberūpi, kas tau nutiks. Pagal šią teoriją, kai vyrai ir moterys pasiekia vidutinį amžių ir jų gebėjimas daugintis labai sumažėja arba visai išnyksta, jų kūnas nustoja taip rūpintis savimi. Ląstelių taisymas ir dauginimas reikalauja daug energijos ir išteklių, todėl tai negali vykti amžinai. Tad kodėl mes senstame?
Ar mokslas galėtų tai visiškai sustabdyti? Priešingai nei gali manyti iš TikTok, gyvenimo trukmės prailginimas nėra susijęs su 3000 papildų vartojimu, kuriuos tiesiog taip sutapo, kad reklamuoja tavo mėgstami influenceriai. Tai kur kas paprasčiau ir tai gali pradėti daryti jau šiandien. Ekspertai teigia, kad ilgaamžiškumą skatina kalorijų ribojimas, jei gaunamos visos būtinos maistinės medžiagos. Nacionalinis sveikatos institutas 200 savanorių padalijo į dvi grupės. Viena 2 metus sumažino kalorijas 12,5%, kita valgė kaip įprasta. Grupė, kuri laikėsi kalorijų ribojimo, ne tik neteko 10% kūno riebalų, bet ir, cituojant, jų senėjimo tempas buvo gerokai lėtesnis. Tai buvo nustatyta pagal klinikinius kraujo biomarkerius. Jie sulėtino senėjimą 2–3%. Nors tai atrodo nedaug, laikui bėgant poveikis didelis. Kodėl taip? Pasak dietologės Betės Šerfonės, maistinga kalorijų ribojama dieta atrodo mažina uždegimą, o tai yra didelė senėjimo dalis. Uždegimas – kūno atsakas į sužeidimus, ligas ar svetimkūnius. Tačiau dažnas jo suaktyvinimas dėl teršalų, kancerogenų ar kitų stresorių greitina imuninės ląstelės irimą. Silpnai veikiant imuninėms ląstelėms, negyvos ar pažeistos ląstelės kaupiasi, ilgainiui trikdydamos organų, audinių ir sistemų veiklą. Jei gyvenimas be picos atrodo bevertis, tai suprantama. Turbūt egzistuoja koks nors pažangus ar moksliškas būdas sustabdyti laiką. Na, kai kurie mokslininkai, įkvėpti Frankensteino, bando išsiaiškinti, ką jie galėtų padaryti dėl šio mirtingumo reikalo. Jie pakeitė vieną geną kai kuriuose gyvūnuose ir savo nuostabai pailgino jų gyvenimo trukmę – geną PUF60. Šie gyvūnai, kirminai, turi PUF60 geną, kuris atlieka vaidmenį RNR sujungime. Ar tai galėtų būti raktas į gyvenimą ilgiau nei 100 ar 200 metų, kad sulauktum pensijos? Rezultatai su žmonėmis rodo ką kitą. Nors PUF60 mutacija kirminams pailgino gyvenimą, žmonėms poveikis buvo priešingas. PUF60 mutacijos lemia nervų, protinius ir fizinius sutrikimus, skatina navikų augimą bei blogina vėžio eigą. Todėl mokslininkai atidžiau išnagrinėjo, kodėl PUF60 padėjo prailginti kirminų gyvenimo trukmę. Pasirodo, svarbiausia šios mutacijos poveikis buvo netinkama baltymų veikiančių mTOR signalinį kelią gamyba. mTOR yra didesnėme mTORC1 komplekse, kuris yra ląstelės medžiagų apykaitos valdymo centras. Tyrėjai nustatė, kad slopindami mTORC1 jie sulėtina ląstelių augimą ir kartu senėjimo procesą. Tuo tarpu manipuliavimas PUF60 turi neigiamą poveikį žmonėms. Gydytojai tikisi, kad nusitaikius į mTORC1 specialiais vaistais pavyks sulėtinti senėjimą ir padės užkirsti kelią vėžiui. Mokslininkai nusprendė, kad kovojant su senėjimu svarbiausia atsižvelgti į smegenis, geriausiai nuspėjančią spartų senėjimą ir pagrindinį ankstyvos mirties rodiklį. Daktaras Viskorėjus iš Night smegenų atsparumo iniciatyvos teigia, kad smegenys yra ilgaamžiškumo sargai. Nors senėjimas veikia beveik visas kūno sistemas, jos paveikiamos skirtingai. Iš tiesų, ilgalaikis sveikatos tyrimas Naujojoje Zelandijoje, vadinamas Danidino tyrimu, nustatė, kad skirtingi organai gali senti skirtingų greičių, net ir tam pačiam žmogui. Jei daug sportuojate, bet rūkote, būdami 40 galite turėti 25 metų žmogaus smegenis ir raumenis, tačiau jūsų plaučiai ir kraujagyslės jau bus išėję į pensiją. Smegenys yra ypač pažeidžiamos, nes suaugusio žmogaus smegenys daugiausia sudarytos iš nesidalijančių neuronų, kurie turi veikti visą jūsų gyvenimą. Dirbant klientų aptarnavime galima pastebėti, kad kai kurių žmonių neuronai visai neveikia. Galbūt taip yra, nes smegenų ląstelės nesidalyja, todėl yra pažeidžiamesnės ir jų funkcija silpnėja. Daktaras Viskorėjus su kolegomis 17 metų stebėjo per 44 000 žmonių nuo 40 iki 70 metų. Nustatyta, kad labiausiai pasenusios smegenys, viršutiniai 6–7%, siejosi su 182% didesnė mirties rizika per 15 metų. Tie, kurių smegenys jauniausios, turėjo 40% mažesnę riziką per tą patį laikotarpį. Tačiau kaip išmatuoti smegenų amžių? Tyrime mokslininkai matavo 11 skirtingų organų amžių, o jų naudotas metodas atskleidžia, kaip ir kodėl mes senstame. Ne, jie neskaičiavo raukšlių, jie skaičiavo baltymus, apie 3000 jų. Tiksliau, 15% baltymų buvo susijęs su vienu organu, o likusiai su keliais. Naudodami algoritmą baltymų kilmės organui nustatyti, jie sukūrė organui būdingą baltymų parašą, kuris tiksliai nustatė skirtingą vidinių organų amžių. Nes vienas pagrindinių senėjimo požymių yra vadinamosios proteostazės praradimas. Iš esmės, organizmo gebėjimas lankstyti, palaikyti ir skaidyti baltymus savo ląstelėse.
Senstant kūnui, už baltymų kokybę atsakingas tinklas pradeda snausti. Mokslininkai mano, kad netaisyklingas baltymų susilankstymas sukelia Parkinsono, Alzheimerio, Huntingtono ligas ir kitus degeneracinius sutrikimus. Vienas dalykas, dėl kurio jie nėra tikri, yra vištos ir kiaušinio klausimas apie senėjimą. Ar senėjimas sukelia tuos baltymų sutrikimus, ar proteostazės sumažėjimas sukelia senėjimą? Jei rūpinatės gyvenimo trukme, svarbiau rūpintis smegenų ląstelėmis nei akių raukšlėmis. Širdis ir plaučiai labai atsparūs, jei sportuojate ir vengiate rūkymo bei nutukimo. Jie tikriausiai veiks ir sulaukus 90, jei nekils kitų problemų. Bet kai kurios sistemos blogės su amžiumi, nepaisant pastangų. Pavyzdžiui, kaulų tankio ir raumenų masės praradimas. Tarp 30 ir 60 metų kaulų tankis mažėja, tarp 30 ir 75 metų. Pusė raumenų masės išnyks, o riebalų padvigubės. Fizinis aktyvumas procesą lėtina, bet nestabdo. Blogės ir regėjimas. Yra priežastis, kodėl jūsų tėvai vis prašydavo jūsų perskaityti restoranų meniu. Sulaukus 40, akies lęšiukas pradeda standėti. Dėl to atsiranda presbiopija. Sumažėja gebėjimas aiškiai matyti arti esančius daiktus. Atsiranda perspektyvus senėjimo gydymo būdas, susijęs su jaunų žmonių krauju, nors tai skamba šiurpiai. Daktaras Viskorėjus atliko eksperimentus su pelėmis ir nustatė, kad kai senoms pelėms buvo suleista jaunų pelių kraujo, tai iš tikrųjų pakeitė, kaip vyresnės pelės genuose buvo aktyvuojami ar reiškiami tam tikri genai. Tai padidino kai kurių smegenų dalių plastiškumą, pagerino mokymąsi ir atmintį. Todėl medicinos komanda dabar domisi jauniausiu virkštelės krauju. Suleidus pelėms žmogaus kraujo iš virkštelės buvo pastebėtas toks pat teigiamas poveikis. Taigi teorija yra tokia, kad tai galėtų veikti ir žmonėms. Kai kurie mano, kad senėjimą jau galima lėtinti, bet daugelis tiesiog nenori to daryti. Tai reikalauja kasdien įsipareigoti sveikai gyvensenai ir su amžiumi riboti kalorijas. Luigi Ferrucci, Nacionalinio senėjimo instituto mokslinis direktorius teigia, kad stebuklingos piliulės nuo senėjimo nereikia, ji jau egzistuoja. Kas tai? Nerūkykite, palaikykite sveiką svorį, gerai išsimiegokite, skiepykitės, tikrinkitės dėl vėžio, kontroliuokite kraujospūdį ir cholesterolį. Visą tai gyvenimą prailgina apie 10 metų. O koks geriausias dalykas, kurį realiai galite padaryti, kad sustabdytumėte senėjimą? Dabar Ferruccis taip pat turi rimtų patarimų. Būti fiziškai aktyviam yra geriausia dovana, kurią galite sau suteikti. Laikas pakilti nuo sofos ir pagaliau išeiti pabėgioti. Prieš tai pažiūrėkite. Mokslininkai atranda vaistą atgręžiantį senėjimą arba šį vaizdo įrašą.